Taigi, dabar atliksime jausmų įdiegimo pratimą ir pripildysime save naujais jausmais. Taigi, pirmiausia, pasinerkime į tetą būseną. Atsisėskite patogiai, užsimerkite, palikite visus darbus, rūpesčius, tikslus, lūkesčius kažkur tai šone ir visa širdimi, visų dėmesiu susitelkite į šį procesą. Įsivaizduokite, kaip energija, baltas srovės rautas iš žemės centro per pėdas teka į jūsų kūną. Kyla aukštyn pėdomis, keliais, bamba. Kyla aukštyn pilvu, krūtine, kaklu, kakta ir per viršugalvį išteka nuostabių šviesos rutulių. Įsivaizduokite, jog esate šio rutulio viduje ir įsivaizduokite, kaip jūs, būdami šiame rutulyje, milžinišku greičiu kylate į visatą. Išskrendate į Žemės planetos, kylate vis aukštyn, aukštyn, matote įvairiausias aplink lekiančias šviesas bei švieseles. Ir jūs vis kylate aukštyn. Pamatykite visų vaivorykštės spalvų švieseles. Tada pamatykite šviesiai rožinį debesį, o jame stačiakampį lango formos tarpą, iš kurio švyti perlinė balta šviesa. Kilkite link šio lango. O vos įlindus pro jį, viskas tampa tiesiog balta. Viskas tarsi išnyksta. Ir dabar jūs esate baltoje šviesos erdvėje. Po truputį kilkite aukštyn ir jūsų šviesos rutulys po trupinėlį, po dalelytę tirpsta, kol visai išnyksta. Kartu su jumis susiliedamas su balta šviesa. Dabar jūs ir šviesa esate viena. Ramiai joje pabūkite, pajauskite savo kūną, tylą ir ramybę. Būdami baltoje, perlamutrinėje šviesoje, paliepkite viso, kas yra kūrėjų. Prašau įlieti, įdiegti man ir įvardinkite jausmo pavadinimą iš savo sąrašo. Pavyzdžiui, žinau, koks yra jausmas gyventi be kančios. Ir paprašykite įdiegti šį jausmą. Įdiegti kiekvieną kūno ląstelę, į visus 4 įsitikinimų lygmenis ir į kiekvieną gyvenimo sritį pačiu geriausiu ir tinkamiausiu būdu. Dėkoju, tai yra padaryta, tai yra padaryta, tai yra padaryta. Parodyk man tai. Dabar jums reikia įsivaizduoti, vizualizuoti, kaip kūrėjo pasiųsta šviesa, jausmas, energija plūsta į jūsų erdvę, į jūsų kūną. Vizualizuokite, kaip kūrėjo pasiųstas jausmas, lyg vandens tėkmė užlieja kiekvieną jūsų kūno ląstelę. Ir
įdėgia šį jausmą į visus 4 lygmenis. Pabaigus vizualizaciją, kaip mokėmės, grįžkite iš teta būsenos į save. Tuo pačiu keliu, kaip ir atėjote. Tegul šviesos rutuliukas milžinišku greičiu leidžiasi link jūsų viršugalvio, ten sustoja ir lėtai įeina jūsų kūną ir jame ištirpsta. Kai būsite pasiruošę, atsimerkite ir sugrįžkite į šį pasaulį. Tokiu būdu įsidėkite visus jums trūkstamus jausmus.